27 tėvo mokymas bendraujant su grupe, atsakinėjant į pateiktus klausimus. 2007 gruodžio 4. Bendravimas vyko pas Antaną, kur vyksta ir gyvosios pamaldos mūsų šventovėje, Dievo Tėvo ir jo sūnaus Jėzaus šventovėje. Vilnius, 2007 gruodžio 4. 17 valandų. Nuo 17 valandos iki 18 valandos 22 minučių. Algimantas. Mylimas tėve, aš garbinu tave, kad tu atveri mūsų sielą, kad pritekėtų tavoji meilė į vidų, kad šitie tavieji meilės virpesiai mus dar labiau kviestų susilieti su tavimi, patirti tave ir pajausti, kokia yra palaima, kada atsiverėme tau per komuniją su tavimi, garbinimo metu. Mylimas tėve, aš garbinu tave, kad tu mus vedi kiekvieną tobulėjimo keliu, nes tu esi nurodęs, kad būtume tobuli, net ir tokie tobuli, koks tobulas esi tu pats. Mylimas tėve, aš garbinu tave, kad šitoji nuostabi būsena, kada siela atsiveria tau, yra iš tavęs. Tai yra patyrimas, ateinantis iš tavęs per gyvą ryšį su tavimi, ne su savo klaidžiojančiu kupinu kančios protu, bet su tavo ramybė, kuri priteka virpesiais atsiverusiai sielai. Mylimas tėve, aš garbinu tave iš meilės tau, laisva valia gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Sūnau kūrėjau, daugeliu esi girdėtas tik tai savo žemiškojo įsikūnijimo Jėzaus iš Nazareto vardu. Visatos motina dvasia, daugeliu esi girdėta tik tai savo jo pasireiškimo kaip šventoji dvasia vardu. Tėve, ačiū tau už mūsų atsiveriančias sielas ir susibūrimus, kad mes pajaustume dvasinę komuniją tarpusavyje, vis gilesnę, brolystės ryšių apjungtą, kada mūsų sielos atsiveria tau, mylimas tėve, ir pajunta meilės virpesius, ir tada mes esame viena dvasioje. Ir tu, sūnau kūrėjau, ir tu visatos motina dvasia, ir visi tarpusavyje, kaip sielos broliai ir sesės, turintys vieną ir visų tėvą, visos kūrinijos pirmąjį šaltinį ir centrą. Tegul mūsų siela, atsiverdama tau, mylimas tėve, vis daugiau patirdama tave savo viduje, lygiai taip pat auga savo pažinimu ir tarnavimu tau, darydama gerus darbus. Tegul ir šitas mūsų susibūrimas būna naujas patyrimas kiekvienai sielai per bendravimą su tavimi. Mes šiandien susibūrėme tam, kad pabendrautume, mylimas tėve, su tavimi, kad išgirstume tavo mokymus, kurie padėtų mums taip pat pažvelgti į aplinką giliau, šviesiau ir taip pat į tave ir į save. Mylimas tėve, aš dabar norėčiau tavęs paprašyti, kad tu pateiktum mano sielos broliams ir sesėms savo mokymą, kaip tu pateiki man, kad išgirstų, ką tu nori pasakyti jiems, kad jie išgirstų per atsivėrusią mano sielą. Tėvas, mano mylimi vaikai, esu jūsų viduje vienintelis tėvas, visos kūrinijos tėvas, kuris teikia palaimą visai kūrinijai. Nėra palaimos be manęs, kaip ir nėra kūrinijos be manęs. Jūs turite žinoti, kad aš esu visagalis ne dėl to, kad visos galios išplaukia iš manęs, bet dėl to, kad aš jūs myliu begalinę meilę, nes šitoji meilė užlieja visą kūriniją ir dėl to kūrinijoje nebetenka prasmės daryti blogį. Ir šitaip meilė visa savo galybe nugali bet kokį blogį, nes nėra galingesnės jėgos už meilės virpesius, kuriuos aš paskleidžiu. Ir jeigu aš nebūčiau meilės šaltinis, aš negalėčiau būti visagalis. Tik tai meilė yra visagalė. Nėra kitos galingesnės jėgos, kuri pranoktų ją. Dėl to aš jums sakau, mano mylimi vaikai, atsiverkite man, patirkite mane kasdien savo atsiveriančią sielą.
Bendraudama su manimi, siela prisipildo manęs ir pajunta savyje galę. Ji pajunta galę, bet ne taip, kaip ją supranta žmogus, kad ta galia būtų panaudojama griovimui, naikinimui ir savęs iškelimui, bet kad šitoji galia būtų skleidžiama meilės virpesiais, sustiprinant, paguodžiant, tarnaujant visiems, visų labui, mano labui ir tuo pačiu kiekvieno iš jūsų labui. Šita prasme jūs tapsite galingiausi šitos materialios ir nuostabios planetos mirtingaisiais, kada eisite mano meilės virpesių vedami iš vidaus, nes aš jums suteikiau savo dalelę, kurią jūs pavadinote minties derintoju. Ji ir yra tokia dalelė, kuri derina mintis, kai jūsų sąmonė yra atjungta miego metu. Bet kada jūs atsiveriate mano daleliai, esančiai jūsų viduje, tada šitoji dalelė tampa jūsų pačių minčių nebederintojų, bet kontroliuotojų. Ji kontroliuoja jūsų mintis, nes šitos mintis tampa jau daug anksčiau suderintomis. Jų nebereikia derinti, jos tampa jau kontroliuojančiamis. Jos jau veda jūs kaip suderintos. Ir dėl to manoji dalelė ir skirta jums, kad jūs galėtumėte patirti mane, patirti iš vidaus. Patirti šitą meilę iš vidaus tam, kad galėtumėte ją pasidžiaugti su kitais, o pasidalindami pajausti palaimą. Ir palaimą pajunta jūsų vis labiau atsiverianti siela. Pajunta dėl to, kad yra gyvas ryšys su manimi, nes palaimą suteikiu jums aš. Iš tiesų, išteka iš manęs palaima ir atiteka į jūsų atsivėrusią sielą. Ir palaima yra jūsų gyvas patirtinis ryšys su manimi. Jeigu jūs juntate palaimą savo viduje, reiškia jūs juntate gyvą ryšį su manimi. Jeigu jūsų siela nejaučia palaimos, kupina skausmo, kančios, prisirišimo, reiškia jūsų šitas latakas neišvalytas. Valykit jį kasdien, bendraudami su manimi. Paskirkite tam laiką. Paskirkite šitą laiką. Padarykite šitą laiką svarbiausia savo dienos dalimi. Nėra svarbesnio laiko, kaip bendravimas su manimi. Jūs patys paskirkite šitą laiką, bet būtinai kasdien. Įpraskite dvasiškai praustis, kaip esate įpratę fiziškai praustis. Dvasinis vanduo yra iš manęs ir jūs pajusite, kaip aš nuprausiu jūsų sielą, kaip aš išvalau jūsų lataką, kad galėtų atitekėti juo manieji meilės virpesiai ir jūsų siela pajaustų palaimą savo viduje. O jausdama palaimą, ji pati savo patvirtintų, kad aš esu gyvas ir ne tik gyvas, bet esu jos viduje. Ir šitas patyrimas ją stiprintų ir augtų pasitikėjimas manimi. Ir tada nebūtų jokios šalutinės jėgos, kuri nustelbtų jūsų gyvą ryšį su manimi. Bet tokiam tvirtinančiam, kad aš esu išgalvotas, kad aš esu religinis dogmatinis tėvas, jūs pasakytumėte, o aš patiriu jį, patiriu savyje gyvą ir tu gali tą patirti, jeigu atsiversi. Ir jums nereikia nieko niekam įrodinėti, kaip ir aš neįrodinėju. Aš paprasčiausiai skleidžiu save tiems, kurie nori atsiverti. Ir jūs lygiai taip pat skleisite meilės virpesius tiems, kurie nori atsiverti. Bet niekam neįrodinėkite, kad aš egzistuoju. Jūs patirite savyje mane esantį gyvą, tikrą ir vis labiau kviečiantį jūs bendravimui, artimesniam ryšiui. Ir šituo patyrimu jūs savo kaskart patvirtinate, kad šitas patyrimas, gyvas ryšys su manimi, ir jums tampa toks pat reikalingas, kaip kūnui fizinis vanduo. Taip jūsų sielai aš tampu gyvuoju vandeniu ir girdau ją.
Ir šitas gyvasis vanduo, šitą troškulį visą laiką malšina, bet siela yra taip pat gyva. Ir ji nori vis daugiau ir daugiau gerti šito gyvojo vandens iš manęs, nes aš suteikiu šitą gyvąjį vandenį ir sielą suteikiu aš. Dėl to ir viena ir kita suteikti iš manęs negali egzistuoti atskirai. Tai yra tarpusavyje susieti dalykai. Mano gyvasis vanduo, aš pats ir mano jums padovanota asmenybė, kuri ima pasireikšti pradiniu pavidalu kaip sielos atsiradimas, kada mano dvasia esanti jumise prisibeldžia prie jūsų aukštesnio proto. Mano mylimi vaikai, aš žinau, kad jūs norite išgirsti tai, kas neramina jūs kiekvieną asmeniškai. Ir aš jums suteikiu šitos atsakymus, kuriuos norite išgirsti. Klauskite, nebijokite. Jeigu ko nesuprasite, klauskite antrą kartą. Jeigu jūs esate nepasirengę išgirsti mano atsakymą, o aš žinau jūsų vidų geriau, negu jūs patys žinote, aš jums šito atsakymo nepasakysiu tokio, kuris jūs išgąsdintų. Aš pasakysiu tokį atsakymą, kuris sustiprintų ir dar labiau kviestų atsiremti į mane, patirti mane iš vidaus. Nebijokite bendravimo su manimi. Aš tam ir pasirinkau savo vaiką, jūsų sielos brolį Algimantą, kad jis galėtų žmonėms perteikti tai, ką aš jam leidžiu perteikti visiems. Dėl to galite pasitikėti jo atsakymais lygiai taip, kaip ir mano meilė, kurią jūs patirėte, atsiverdami man. Algimantas. Ačiū tau, tėve. Kokius tik norite klausimus klauskite. Dalia. Šiom dienom mano seseriai nustatė auglį, žarnyno, bet kokį dar neaišku. Tad jinai prašo paklausti, ką tu galvoji apie eutanaziją. Šitai yra praktikuojama ir Šveicarijoje, ir Olandijoje, rodos Prancūzijoje. Aš būčiau už tai dėkinga. Kiek kartų pas mane buvo tokių situacijų. Aš prašiau Kristaus, jeigu gali, palaikyk mane dar, kad aš augčiau dvasiškai, pakilčiau. Bet jeigu negali, tada paimk mane greitai. Aš nenoriu būti suparalyžiuota, arba visai proto netekusi, arba kaip kažkoks gabalas nereikalingos mėsos gulėti, kuris apsunkina ir šeimą, ir vaikus, ir visus žmonės dirbančius. Ir tie žmonės net nesu meilė tą viską daro. Jie nori, kad tik greičiau tas žmogus nusibaigtų. Kartais net su tokia neapykanta su jais elgiasi. Argi čia yra gerai? Ar būtinai toks kūnas turi gyventi? Ir kam jis reikalingas? Tėvas. Mano mylima dukra, šitas klausimas jūs neramina, kadangi jūsų civilizacija yra iškrypusi iš doros ir tiesos kelio. Dėl to jūs patys esate pasimetę, nežinote, kaip vieni su kitais elgtis. Jūs net nemokate elgtis su sveikais, nemokate elgtis su tais, kurie yra kupini jėgų. Nemokate elgtis net ir su tais, kurie kupini šviesos ir nori skleisti meilę vieni kitiems. Dėl to šitas kelias, kuris dabar šiuolaikinėje planetoje yra tik praminamas ir kurį kai kurie mėgina pavadinti per ankstyvų išėjimu iš šito pasaulio eutanazijos pagalba. Jūs turite suvokti, kad gyvybė, padovanota iš manęs, nėra šitas judantis ir jūsų akims matomas kūnas. Šitas kūnas gali nejudėti, bet gyvybė yra, ką fiksuoja smegenų veikla. Smegenų veikla yra iš manęs. Kiekvienas impulsas, net ir paralyžiuotas žmogus, jisai yra mano sūnus arba dukra. Ir aš lygiai taip pat jį myliu, kaip ir jūs turite jį mylėti. Bet turite jam skleisti meilę. Jūs turite skleisti ją meilę. Jūs net nesuvokėte, jeigu jūs atsivertumėte meilės virpesiais tam paralyžiuotam, jūs paralyžiuotą išgydytumėte, nes aš meilė gydau visus. Aš galiu padaryti stebuklus, bet tai nėra stebuklas.
Jeigu aš išgydyčiau paralyžiuotą žmogų ir jam tai neturės jokios prasmės šitas išgyjimas, kokia prasmė dar toliau šitam kūnui vaikščioti? Bet šitas išėjimas, paankstintas išėjimas, kada smegenys veikia puikiai, kada smegenys iš tikrųjų gali prašyti iš manęs, ko tik tai nori. Tas vidinis gyventojas, nesvarbu, kad kūnas yra paralyžiuotas, bet smegenys veikia lygiai taip pat, kaip ir pačio stipriausio kūno, kuris gali pasiekti jūsų tokius įprastus fizinius rekordus. Smegenys yra lygiai tokios pačios. Jeigu smegenys yra sutrikdytos, aš negaliu prie jų prisibelsti, bet šalia esantys žmonės, jie turi smegenis, jie turi egzistuojantį ir nepažeistą kūną. Jie turi parodyti šitam esančiam šalia tokį pat gailestingumą, kaip įrodo jie gyvūnai, kuris turi lygiai taip pat smegenis, bet neturi žmogiškojo proto. Jis negali suvokti, kas aš esu. Aš taip pat, kas esu aš, kaip nebegali suvokti ir tas, kuris yra praradęs normalų asmenybės mąstymą. Negali suvokti, kas esu aš. Jam dar blogiau, jis yra paralyžiuotas, jo kūnas nebejuda, bet šalia esantis turi galimybę pareikšti savo gailestingumą ir globą šitam nebejudančiam kūnui ir praradusiam net ir jūsų supratimu žmogiškai įmąstymą. Tai dėl to jūs turite patys augti. Šita aplinka skirta visų jūsų augimui, kiekvieno iš jūsų augimui. Ir jūs neturite kelti rankos ne prieš vieną. Argi aš jums nesakiau, nežudyk, nė vieno nežudyk. Net jūs neapykantą žudote. Aš jums sakau, mylėkite. Mylėkite vienas kitą, mylėkite be perstojo, nenustodami nė akimirkai. Mylėkite, koks bebūtų žmogus, paralyžiuotas, beprotis jūsų supratimu, mylėkite ir atiduokite savo jėgas, tarnaudami jam. O jūs žinote, žudote neapykantą, žudote nepasitikėjimu, žudote pašaipomis. Jūs žudote sveiki sveikus. Aišku, šita civilizacija negali per akimirksnį prieiti prie vieno bendro sutarimo, kaip elgtis su tais žmonėmis. Dėl to jūsų susiskaldžiusioje žmonijoje, kurią jūs pavadinote atskiromis tautomis ir valstybėmis, yra savi papročiai, savos tradicijos ir ką jūs sugalvojate, savi įstatymai. Ir vieni gali pripažinti tokį išankstinį išėjimą iš šito pasaulio, kiti gali tam prieštarauti. Aš jums sakau, visa tai yra iš jūsų pačių. Jūs sukūrėte dabartinę padėtį. Jūs sukūrėte tuos, kurie netenka proto, kurios paralyžiuoja aplinka. Dėl to aš jums sakau, mano mylimieji vaikai, gydykite vieni kitus tik tai meilės virpesiais. Žinokite, nėra galingesnio vaisto už meilės virpesius, kuriuos skleidžiu aš ir kuriuos jūs taip pat gaunate, kada atsiveriate man. Pasiųskite juos ir tam, kuris yra paralyžiuotas, ir tam, kuris yra beviltiškai gulintis ligos patale. Ir jūs šituo prisidėsite daugiau, negu ateinantys su neapykanta prie ligonio daktaras, turintys jūsų supratimu autoritetą ir įgaliojimą gydyti. Bet jūsų meilė bus galingesnis daktaras negu to daktaro autoritetas, jeigu tas daktaras ateina su neapykanta, su savanaudiška nuostata. Dėl to jūs žinokite, nesmerkite nė vieno, neteiskite nė vieno. Priimkite kiekvieną akimirką su džiaugsmu ir palaima. O kad ją patirtumėte su palaima, jūs turite atsiverti man. Ir neskubinkite gyvenimo nė vienam. Gyvenimas tai nėra kūnas. Dalia, ačiū tau viešpatie. Violeta, mylimas tėve, aš noriu paklausti apie sielą. Dabartinė idėja, kuri daugybę amžių yra įsišaknijusi daugybė žmonių sąmonėje, tai reinkarnacijos idėja. Prieš kelias dienas perskaičiau forume vienos savo sielos sesės tokią mintį,
kad mes žmonės gauname ne naują sielą. Tėvas, mano mylima dukra, asmenybė kaip dovana gauta iš manęs yra amžina. Jinai nesikeičia, jinai negali keistis, nes aš ją padovanoju kiekvienam iš jūsų su visu per amžinybę atsiskleidžiančiu potencialu. Ir šito potencialo jūs negalite atskleisti per akimirką. Kada aš, kaip visatos ir visos kūrinijos tvėrėjas, kuriu joje gyvybę, aš kuriu gyvybę tokią, kokia yra amžina. Aš negaliu sukurti nieko, kas nėra amžina. Viskas, kas yra kuriama iš manęs, yra amžina. Ir mano dvasios, kurios yra sukurtos, jos visos yra amžinos. Tačiau aš suteikiu kūrybos laisvę toms dvasioms, kurios yra mano sukuriamos, kad jos galėtų kurti ir modeliuoti gyvybės rūšis nuo paties žemiausio ir šitos dvasios, kurios sukuria materialią gyvybę. Šita materiali gyvybė vis tiek gauna iš manęs amžinybės dovaną, dvasios dovaną, asmenybės dovaną. Tačiau šitoje asmenybės dovana nėra pripildyta visa asmenybės dovanos pilnatvė, kadangi ji savo kelią į amžinybę pradeda nuo paties žemiausio laiptelio, materialaus tvarinio, turinčio iš manęs padovanotą laisvą valią. Ir materialus tvarinys per visą kūriniją, per visą gausybę planetų, kuriuose materialūs tvariniai gyvena, negali pasiekti amžinosios dvasios pasireiškimo pakopos, neperėjęs sielos augimo gausybės įsikūnijimo formų. Sielos įsikūnijimai tai nėra tai, ką jūs vadinate reinkarnacija. Sielos įsikūnijimai tai yra tarpinė grandis tarp jūsų mirtingojo materialaus pavidalo ir būsimojo amžinojo aš, dvasios pavidalo. Tačiau tie įsikūnijimai, kurie yra sielos pavidalu, jie išlaiko lygiai tokį patį savąjį aš, tik tai jis įgauna naują kūną, naują formą, aukštesniu energiniu virpėjimu. Ir šitas aukštesnis energinis virpėjimas yra pritaikytas aukštesnių virpesių sąmoniai, jūsų aukštesniajam aš. Ir lygiai taip pat tas jūsų aukštesnis sielos aš, kad galėtų bendrauti su aplinkoje esančiais aukštesniais pavidalais, taip pat turi turėti ir aukštesnių energinių virpesių formą. Šitoji forma atitinka tą aukštesnio energetinio virpėjimo pasaulį, kuriame ji toliau tęsia savo apmokymą ir tarnavimą. Siela tai nėra tai, ką jūs vadinate naujas įsikūnijimas žmogaus pavidalu. Žmogaus pavidalu įsikūnijate jūs vieną ir vienintelį kartą, pradinį kartą. Ir šitas pradinis lygmuo yra kaip jūsų atspirties taškas į amžinybę. Man nereikia jūsų tikrinti daug kartų. Kiek jūs galėtumėte nugyventi šitų atspirties taškų, persikūnydami iš vieno mirtingojo į kitą, kad galėtumėte tobulėti šitame pasaulyje. Tobulėjimui nėra ribų. Jūs turite atspirties tašką į amžinybės tobulėjimą. Dėl to man nereikia jūsų atsiverimo ir įtikėjimo šitame atspirties taške, kad aš galėčiau suteikti jums prisikėlimą sielos tapatybės pavidalu. Ir šitas pavidalas turės tolimesnį augimą aukštesnių lygių, aukštesnės sąmonės lygių ir aukštesnės energinės išorinės formos lygių. O kad jūs galėtumėte dar kartą sugrįžti žemesniuoju materialiu lygiu, kaip žmogiškuoju įsikūnijimu, taip jūs galite sugrįžti į šitą planetą net kaip ir žmogaus įsikūnijimu, jeigu jūs gausite tokią misiją. Ir šitoji misija yra tada, kada ją yra numatęs jūsų vietinės visatos sutvėrėjas, mano dangiškasis sūnus, jums žinomas, Jėzaus iš Nazareto vardu. Jis, valdydamas savo visatą, po savo 7-ojo, paskutiniojo savęs padovanojimo, kuris įvyko žmogiškojų pavidalu, gavo valdžią visai savo vietiniai visatai
ir ją valdo taip, tarsi valdyčiau ją aš, asmeniškai būdamas šitoje visatoje kaip asmuo. Aš esu šitoje visatoje, kaip ir visose kitose visatose, pasireiškimais. Ir aš valdau ją būtent per savo dangiškąjį sūnų, šeimininką sūnų kūrėją. Ir šeimininkas sūnus kūrėjas gali nuspręsti, bet visada nuosprendis bus neprieštaraujantis mano valiai. Nuspręsti, koks naujas dangiškasis sūnus gali ateiti žmogiškojų pavidalu su savo misija šitoje planetoje. Ir jisai atlikdamas savo misiją gali turėti lygiai taip pat ir materialų pagalbininką ir ne vieną, kurie gali palaikyti dvasinį ryšį tarp eilinių mirtingųjų toje planetoje. Ir šitie ryšininkai gali taip pat būti parinkti iš šitoje planetoje gyvenančių mirtingųjų, kurie yra pasiekę aukštesnį dvasinį lygį. Ir tokie mirtingieji, vykdydami šitą misiją, gali šitoje planetoje gyventi kelis šimtus metų. Ir jie iki šitos misijos įgyvendinimo pradžios yra parengiami, jie yra lavinami ir jie yra tikrinami, kad būtų parengti šitokios misijos įvykdymui. Ir lygiai taip pat šitokiai misijai gali būti atgabenti ir po mirties prikelti sielos pavidalų mirtingieji. Tai šitokiu pavidalu jie būtų tarsi vėl sugrįžtantis į ankstesnį žmogiškąjį pavidalą. Tačiau šitas pavidalas jau yra suteikiamas tik tai tam, kad jie galėtų atlikti tą misiją, kuri yra numatyta šeimininko sūnaus kūrėjo kažkokiam mano dieviškajam sūnui, atėjusiam į šitą planetą. Tai nėra toks naujas mirtingojo įsikūnijimas antruoju gimimu, kaip jūs suvokiate reinkarnaciją. Reinkarnacija jūsų supratimu, kuri paskleista Vedose, neegzistuoja. Aš nesu kankintojas, kuris reikalautų patirti žmogiškajam tvariniui daugybę įsikūnijimų tam, kad jis sukauptų vis daugiau ir daugiau patyrimų, kad jis daugiau dvasingėtų ir augtų ir kad tik tada aš jam suteikčiau įėjimą į mano dangiškąją dvasinę šeimą. Aš nesu toks kankintojas, aš nesu toks žiaurus. Man užtenka menkiausio jūsų širdies virptelėjimo, kad jūs tikite manimi, kad aš galėčiau jūs pažadinti, kada jūsų materialus kūnas išeikvoja visą energiją ir jam nebėra prasmės likti šituo pavidalu. Aš jam turiu suteikęs daugybę kitų buveinių, kuriuose jis toliau gali siekti jau aukštesnių sielos pavidalu savo aukštesnio lygio įprasminimo, siekiant įvykdyti mano duotą nurodymą. Tobulėkite visi ir kiekvienas. Tobulėkite per visą amžinybę, kad galėtumėte tapti ištobulinti net ir tokie, koks esu aš esantis rojuje ir laukiantis jūsų pasirodymo, laukiantis, nors jūs man esate jau dabar mano akivaizdoje. Violeta, aš tikiu tavimi, tėve, ir ačiū tau už šį atsakymą. Dalia, aš noriu paklausti, tėve, ar gali būti sunaikinta dvasia? Tėvas, mano mylima dukra, aš suteikiu laisvą valią visai kūrinijai. Kiekviena asmenybė turi iš manęs padovanotą asmenybės dovaną ir joje pasireiškiančią laisvą valią. Šitos dvi dovanos yra iš manęs ir ne viena dvasia nėra sunaikinama prieš jos valią. Tik tai jūs kiekvienas asmeniškai ir laisva valia galite pasirinkti savęs sunaikinimo kelią, jeigu jūs pradėsite kelti maištą prieš mane ir visą laiką tvirtinsite, kad atsisakote eiti manuoju keliu, meilės ir šviesos keliu. Ir tada šitą laisvą jūsų apsisprendimą patenkinsiu. Dalia, ačiū tėve, taip ir galvojau. Edita, mylimas tėve, norėčiau tavęs paklausti, aš jau daug kartų klausiau, bet aišku, aš atsakymo neišgirdau ir nesupratau iki šiol. Aš esu
kryžkelė dėl to, kad kiek atgyvenau, užsiėmiau visokiom veiklom. Ir iki šiol netrandu savęs, nesuprantu, kaip ir ką aš galėčiau geriausiai padaryti, ne tik savo ir kitiems. Kokia dabartinė veikla man užsiimti šiuo metu? Esu baigusi konkretų mokslą, buhalteriją, bet ar tai mano pašaukimas? Ar eiti tuo keliu, tą kryptimi, ar kažko ieškoti kito? Gal yra kita veikla, kuri padarys mane laimingesnė? Yra galimybė dirbti pas vyrą, bet aš labai sutrikusi, abejoju. Aš nežinau, ar man eiti tuo keliu. Aš norėčiau daugiau dirbti su žmonėmis, jiems padėti. Aš norėčiau, kad tu man padėtum, tėvas. Mano mylima dukra, visi ieškojimai, kurie yra išorėje, jie suteikia tik tai dar didesnį susipainiojimą ar pasimetimą. Jie nenuramina tavo vidaus, kurį suteikiu aš, nes vidus yra tikrasis tu. Ir šitas tikrasis tu yra iš manęs. Tai būtent yra mano tau padovanota asmenybė. Tik tai šitą asmenybę tu turi dabar kaip savo aš, kuris pasireiškia tavo aplinkiniams matomais darbais per matomą veiksmą, kurį atlieka matomas materialus pavidalas, kurį jūs vadinate kūnu. Tačiau šitas pavidalas yra labai laikinas. O palaimą, pasitenkinimą jaučia ne kūnas, o tai, ką aš suteikiau, kas gyvena jame. Šitas vidinis gyventojas yra iš manęs. Dėl to, jeigu tu iki šiol ieškojai vien tik tai išoriniuose pasireiškimuose nusiraminimo ir pasitenkinimo vidiniam gyventojui, jis niekada netras arba atras labai trumpai akimirkai pasitenkinimą, kur labai greitai vėl patirs nusivylimą. Ir vėl ieškos kažko naujo, nes tas, kas gyvena viduje ir turi ieškoti ryšio su tuo, kuris taip pat yra viduje. Ir šitas vidinis gyventojas yra mano dalelė suteikta kiekvienam iš jūsų. Ir tu turi ieškoti šito gyvo ryšio su manimi. Tik per šitą gyvą ryšį tu pajausi, kaip tavo siela prisipildo manosios meilės. Ir tada jis žinos, kas yra ta palaima. Ir žinos, ką jai toliau daryti. Ji žinos tada, ne anksčiau. Jeigu aš tau dabar pasakysiu, pasirink išorinį darbą, tu pasirinksi jį ir liksi nepatenkinta labai greitai. O kada aš tau pasakysiu, tu nesirink šito darbo, tada tu savo pradėsi priekaištauti. O gal aš būčiau laimingesnė jį pasirenkusi. Dėl to aš tau siūlau giluminį kelią. Aš siūlau patį save. Atsiverk man, kad tavo siela pati per šitą gyvą ryšį su manimi jau matytų šitą pasirinkimą. O gyvas ryšys tai, ką jums aiškina Algimantas nuolat. Per kasdienį bendravimą savais žodžiais ir savomis mintimis su manimi. Kalbėk su manimi vis daugiau ir daugiau. Atsiverk vis daugiau ir daugiau, kad patirtum, kad šitas atsiverimas tave apramina. Ir per šitą nusiraminimą skaidrės tavo protas. Tik skaidrus protas gali priimti tavo sielai priimtinus sprendimus. Aš turiu daugybę savo vaikų, kurie jums suteikia daugybę apsisprendimų į sankryžų. Ir šitose sankryžose jūs turite priimti sprendimą, kuris patenkintų mane. O sprendimas, kuris patenkina mane, yra tas tikrasis, kuris suteikia palaimą tavo vidiniam gyventojui. Ir kol tavo vidinis gyventojas yra apsitraukęs pelėsiais, voratinkliais, kol tu nenuvalai visų kampų, tol jis ir nejaučia pasitenkinimo, kurį suteikiu jam aš. Valyk šitos voratinklius, kad pamatytum, koks yra spindėjimas tavo viduje, spindėjimas, kurį suteikiu aš. Jis tave stiprins ir ramins. Nebus nieko galingesnio, kuris galėtų tave tiek sustiprinti, kiek šitas gyvas ryšys iš tavęs su manimi. Nes šitą ryšį tu užmegsi iš savo pusės, o aš jau užmesgiau iš savo pusės, atiduodamas savo dalelę tau. Ir šitoji dalelė visą laiką tave skatina iš vidaus.
Net ir tai, kad tu jauti, kad tu nori dirbti su žmonėmis, jau yra suteiktas mano paskatinimas tau iš vidaus. Ir šitas paskatinimas tau yra tikras per bendravimą su žmogumi, per bendravimą, dalinant žmogui mano meilę. Ir tada siela jaučia palaimą, jaučia pasitenkinimą, dirbdama bet kokį darbą. Nes šitas darbas yra sielai suteiktas pasireiškimas. Kad šito darbo atlikimo metu jinai galėtų spindėti visiems, kuriuos ji sutinka šito proceso metu. Dėl to, mano mylima dukra, atsakymas yra mano vienas. Atsiremk į mane, kad tvirčiau jaustumei mane. Ir per šitą atramą tu pradėsi jausti didesnį pasitikėjimą manimi. Ir kuo daugiau pasitikėsi manimi, tuo labiau skleisis tavo sielos rožės žiedas. Ir jis sužydės. Edita. Ačiū tau, tėve. Antanas. Mylimas tėve. Prieš keletą mėnesių pradėjo reikštis mano pasąmonė. Iš pradžių labai žiauriais pavidalais. Aš gavau iš tavęs per Algimantą nurodymus, patarimus, kaip reikia elgtis, kad ji nusiramintų. Tačiau ji iki šiol vėl pasireiškė geranoriškai teikdama įvairią informaciją, bet ji dažniausiai būna klaidinga, o kartais ir agresyvi. Ir aš norėčiau šiandien sužinoti konkrečiai, ką aš darau ne taip, ar nepakankamai darau. Norėčiau dar sužinoti, ką aš turėčiau daryti, kad toliau galėčiau dvasiškai augti. Tėvas. Mano mylimas sūnau, dvasinis augimas tai nėra nustatytas tikslas, kaip Himalajų viršukalnė, kaip jūsų alpinistai kopia, turėdami matomą viršūnę ir žūtbūt siekia ją pasiekti. O paskiau grįždami labai dažnai žūsta, nes nusileidimas yra lygiai toks pat procesas, net pavojingesnis. Bet jų yra daroma klaida. Jie mato ir siekia viršūnės, o visą kelią laiko kaip kančią vardan tos viršūnės. Tu darai lygiai tokią pačią klaidą. Tu sieki viršūnės, bet tu nesimėgauji visų šituo žingsniu. Tu turi džiaugtis visa šita eiga, siekti bendravimo su manimi per nuoširdų atsiverimą. Nesiekti ryšio su manimi kaip viršūnės, bet savo bendravimu, savo nuoširdumu kasdien šitą ryšį palaikyti. Ir nesvarbu, kad tu jauti, kaip tavo siela vis labiau atsiverdama gauna mokymus, kuriuose yra daug priemaišų iš tavosios pasąmonės, sukauptų per daugybę dešimtmečių iškraipimų, baimių, savo jo gyvulinio ego pasireiškimų, ydų. Tačiau tu gauni daug šviesos. Ir ta, kas yra tarp tos šviesos agresyvaus, kas yra juodo, užteršto, visą tai palik nuošalyje. Nekreip dėmesio. Tegu tai lieka tavo praeičiai. O kas yra švaraus, tave stiprinančio, augančio, tą panaudok savo tolimesniam augimui. Kiekvienas mokymas iš manęs visuomet yra suteikiantis dar naują, papildomą žingsnelį jums į priekį, sustiprinantis ir kviečiantis nebijoti ir žengti, atsiremiant tik į mane. Bet jeigu tarp šitų žodžių, kuriuos tu girdi, persismelkia ir prasismelkia priešingi šitai nuostatai žodžiai, virpesiai, garsai, juos atmesk kaip einančius ne iš aukštesnio šaltinio, kaip einančius ne iš manęs. Tegu jie nekankina tavosios sielos, nes dabar pasąmonėje tavo yra gausybė baimių. Tai yra tavo baimių Himalajai, bet juos įveikti gali bendraudama su manimi, kaip ir kiekvienas mano vaikas, nuoširdžiau, atkakliau ir dažniau savais žodžiais, savomis mintimis ir nesistengiant vien tik tai išgirsti iš manęs mokymą. Net ir man kalbėdamas, tu ramini savo sielą. Kada tu klausaisi, kada kalbu aš, tu išgirsti daug ir išgirsti tai, kas yra iš tavo pasąmonės. Ir tai, kas yra iš tavo pasąmonės, atima tau pasitikėjimą. Net ir mano šviesos ten suteiktų mokymų. Tada tau kyla naujos
ir dar didesnės abejonės. Ir šitos abejonės sumažina pasitikėjimą ir manimi, ir tavo pačiu pasirinktų keliu. Dėl to dabartiniu metu kalbėki su manimi. Tegu tai būna kalba man, kalbėk man nesiekdamas kaip tikslo, kaip tų Himalajų viršūnės, išgirsti mane. O kada tu atsiversi vis daugiau ir daugiau man, tavo siela raminsis ir tada, kada pradėsi girdėti mane, joje nebeliks priemaišų. Tada ji girdės mano nuskaistintą balsą. Mėgaukis procesu, kaip ir kiekvienas iš jūsų turite mėgautis gyvenimu, kiekvieną akimirką, kiekvienu žingsniu. Kiekvienas žingsnis turi jums tapti neskausmu, bet palaima per gyvą ryšį su manimi. Marija, aš norėjau sužinoti, tėve, iš tavęs išgirsti, koks yra mano dvasingumo lygis, ant kurio laiptelio aš stoviu. Ir malda mano, kurią aš meldžiuosi, kurie meldėsi mano tėvai, ar pasiekia tave. Ir aš esu tokioje kryžkelėje, kad man vis tiek norisi lygiai taip pat melstis. Man yra sudėtinga kreiptis į tave savais žodžiais. Bandau aš. Tai yra mano pirmieji žingsniai. Ar ta malda, kurią aš meldžiausi anksčiau, pasiekia tave? Tėvas, mano mylima dukra, mane pasiekia ne tavo žodžiai, bet tavo virpesiai. Ir man visiškai nesvarbu, kokius tu turi žodžius. Man svarbu, kiek atsiveria tavo siela. Ir nematuok savo dvasinio vystymosi laipteliais. Jūs visi esate pačiame pradinėme laiptelyje į amžinybę. Aš visus vienodai myliu. Ir tuos, kurie yra šalia manęs, ir jūs, kurie tik tai pradedate šitą žengimą pas mane. Šitas žengimas yra numatytas per visą amžinybę. Jūs niekada nepasieksite dvasinio suaugimo, kuris būtų užbaigtas, kad galėtumėte pasakyti, jog tolimesnio žingsnio nebebus. Dėl to jūsų dabartinis žingsnis šitame pasaulyje ir šituo pavidalu nėra tas žingsnis, kurį galėtumėte vadinti dvasiniu ūgtelėjimu. Tai yra tik tai parengiamasis laiptas visiems mirtingiesiems. Man svarbu jūsų atsiverimas man. Nuoširdumas, nes nuo šito priklauso, ar jūs trokštate iš visos sielos patirti prisikėlimą, ar jūsų siela iš tikrųjų yra aptraukta pelėsiais, kad ji negali pati išsilaisvinti iš šitų voratinklių. Man visiškai nesvarbu jūsų tariami žodžiai, man svarbu jūsų atsiverimas man, svarbu jūsų sielos nuoširdumas, jūsų tikėjimas, nes jūsų sielai bus suteiktas prisikėlimas tik tai tada, kada ją virpins mano meilės virpesiai iš vidaus. Jūs turite suvokti vieną dalyką. Nei protėvių, nei tėvų, nei dabartinės maldos, net ir tos maldos, kurios yra jūsų šventovėje, sklindančios iš sielos, jos negali atstoti jūsų įtikėjimu, kuris turi būti iš jūsų kiekvienos asmeniškai sielos. Jūs turite suvokti, kad aš suteikiu prisikėlimą ne už jūsų maldas, kad ir kokiais gražiais žodžiais jos būtų ištariamos. Aš suteikiu prisikėlimą kiekvienam, kuris šituo nuoširdžiai tiki ir šito nuoširdžiai trokšta. Jeigu jūsų siela trokšta šito prisikėlimo, jinai patirs šitą prisikėlimą. Jūs turite suvokti, kad aš suteikiu prisikėlimą net ir tam, kuris abejoja. Net ir abejojančiam aš suteikiu galimybę prisikelti. Tik tai tas, kuris asmeniškai ir galutinai apsisprendžia laisva valia, gauta iš manęs, kad jis nenori eiti manuoju meilės ir šviesos keliu. Tik tai tada aš jam suteikiu jo laisvos valios sprendimo įgyvendinimą, kad jis nebūtų prikeltas. Violeta, gerasis tėve, tu viską žinai apie mane, tu žinai mano mintis, tu atpažįsti mane pagal manuosius virpesius. Tėve, kai aš šiandien meldžiausi tau, aš uždaviau savo tokį klausimą, kokį uždavei ir tu praeitame mokyme. Tai kodėlgi jūs nenorite tapti mano ambasadoriais? Kodėl? Kodėl mano materialusis protas stabdo sielos polėkį būti tavo ambasadorė? Nors žinau, kad jau yra tokie momentai, kai mano protas nori to paties,
ko nori siela. Ir aišku, tai mane labai liūdina, bet aš žinau vieną dalyką ir prašau tavęs, tėve, visą laiką, kad tu dar daugiau įsilietum į mane ir sustiprintum norą vis daugiau atsiverti tau, kad tapčiau tavo ambasadorė, nes ašgi jaučiu sielos troškimą, kad visiems būtų gerai, kad visai kūrinijai būtų gerai, kad būtų tau gerai, tėve. Tėvas, mano miela dukra, tavo meilės virpesiai pasiekia mane, kaip ir kiekvieno kito mano vaiko, kuris atsiveria man. Ir aš vedu kiekvieną, kaip ir tave, link savęs. Tavo siela trokšta, tačiau tavo protas neleidžia jai pasireikšti tarnavimu, kad tas tarnavimas atitiktų sielos troškimą. Protas nustelbė sielos pasireiškimą gėrio darbais aplinkoje. Ir tai yra pagrindinė kliūtis, kad šiandien šitas įgaliojimas dar negali būti suteiktas tau, nes jis bus suteiktas visiems, kurie eis nebijodami nieko į aplinką, eis neždami mano gyvą žodį ir liudydami gyvą mane. Net jeigu reikės paaukoti gyvybę, jie tą turi daryti. Ambasadoriaus rangas nėra tas rangas, dėl kurio reikėtų kovoti. Tai yra sielos atsiverimas ir sielos tarnavimas man. Kada niekas daugiau nebeegzistuoja, egzistuoja tik tai aš. Tada aš pradedu veikti per tą žmogų taip, kaip veikčiau aš, būdamas asmeniškai Jėzaus iš Nazareto pavidalu, atėjęs tarp jūsų ir būdamas vienas iš jūsų šiais laikais. Edita, tėve, norėčiau dar paklausti. Aš taip jaučiu, kad dabartinė padėtis su mūsų mašina yra susijusi su mano vyro kažkokiu ar tai netinkamu elgesiu, kažkokiais motyvais gyvenime, ar kažką netaip jis daro gyvenime. Ar teisingai mąstau, ar tai visai su tuo nesusiję, ar tai jam ženklai tokie duodami, kad jis kažką gyvenime suprastų. Tėvas, mano mylima dukra, aš turiu gausybę savo vaikų, kurie suteikia jums nuostabią padėtį, kad išmėgintų, kad jūs galėtumėte priimti sprendimus. Tačiau man nereikia jokių kitų mechaninių priemonių, kurių dėka aš galėčiau jums suteikti kažkokius ženklus, nes aš kiekvienam iš jūsų padovanojau savo dalelę ir beldžiu kiekvienam iš vidaus. Beldžiu kiekvienam vienodai, ne vieno nenuskriausdamas. Dėl to ir mano sūnui, tavo vyrui, Edvardui, aš lygiai taip pat beldžiu kaip ir tau. Aš negaliu per jokius kitus ženklus prisibelsti, vien tik tai savo meilės virpesiais. Ir nereikalingi niekam jokie ženklai. Beldimas yra iš vidaus. Ir tu gali belstis lygiai taip pat į jį savo meilės virpesiais. O mechaniniai dalykai yra ta mechanika, kurią reikia mokėti tvarkyti tiems, kurie sugeba tą tvarkyti. Edita, ačiū tėve.